Beje, tai turbūt niekam nėra, kaip čia, ar mums reikia nupirkti botų prieš žemaitį, tai ne. Bet turbūt nėra niekam naujiena, kad jo, Facebookas jau ilgą laiką yra tiesiog botynas. Ir čia apsimesti, kad tai dabar, tik atsirado ar dar kažką, ne, tai veikia jau ilgą laiką. Mes tą žinom, tyrimai jau buvo daryti senai. Tos grupės ten, kaip Amerikoje gyvenčius lietuvius, kaip prasiskverbė ta propaganda. Jie sėdi tose grupėse ir tos grupės jau daug metų veikia. Tai, kad čia kažkas dabar užperka botų vienai ar kitai politiniai paskirai, čia gal šiek tiek naujau yra. Čia toks naujesnis, kaip aš minėjau prieš tai, gal pasikartosiu, eskalacija tokia yra. Ir sakau, aš nežinau, kiek teisėsauga mūsų ar institucijos iš vis gali ar supranta, kaip su šito tvarkytis, nes tai vyks toliau. Ir jeigu to neužkardysi kažkaip, jeigu įmanoma, aš nežinau, tai vyks toliau. Ir aš spėčiau, kad toliau bus eskaluojama ir mes matysim vieną dieną, kad interviu, ten jeigu duos koks politikas nuotoliu, jam internetas dings ar dar kažkas, nes IP adresą, sakau, yra nesunku Lietuvoje rasti, o DDoS atakos yra irgi pigios. Tai, žodžiu, aš nenustepčiau, jeigu bus toliau eskalacija, bet Facebookas yra šūdas. Aš nežinau, visi tą kaip ir suprantat. Lietuvoje tai jau buvo realiai daug metų sakoma, kad Facebook'e ten močiutės tik ir seneliai sėdi, bet Lietuvoje vis dar Facebook'as labai populiarus. Aš pas Messengerį naudoju ir panašiai. Kas yra man liūdniausia ir ką aš labai ilgą laiką jau akcentuoju, tai tie žmonės, kurie Facebook'uose komentaruose veliasi į diskusijas iš tikro ir ten įrodinėja kažką ir ginčiasi ir galvoja, kad dalyvauja politikoje. Nes jūs niekada nedalyvavot politikoje, nes tai nėra tikros diskusijos ir niekada nebuvo. Net jeigu su kitu žmogum jūs tekstus susirašinėja, tai nėra tikra diskusija. Todėl aš advokatuoju jau eilę metų pokalbius balsu. Ir net jeigu Facebook'e aš einu rašyti, aš žvejoju, iš karto žmonės, kurie užsikabina, pakviečiu pokalbius balsu. Tai todėl yra mano Discordas viešai prieinamas ir mano telefono numeris. Nes ten tu nežinai, ar su botu ar nesusirašinėji. Žmogus bendrauja ir savo mintis dėsto balsu visiškai kitaip. Daug lengviau jį laikyti prie savo minčių išsakytų kažkokių arba kvailos argumentacijos balsu negu tekstų tą daryti, nes tekstų tu gali parašyti, jie tiesiog praignoruoja ir savo atsaką, jeigu tau ir atsakys, jie tiesiog praignoruos tos dalykus, kuriem netinka, tu negali tiesiog jo laikyti, kaip pokalbį gali laikyti žmogų, kad ne, atsakyk šitą klausimą. Tai diskusijos, jeigu norit, tai tik balsu, ne tekstu. Nebent su savo draugu kažkokiu, kur žinot, ten jo gali, bet diskusijos tik balsu. Tai yra sudėtingiau, tai yra daug daugiau streso ir panašiai, suprantu, bet jūs diskutuodami, ypač dabar, kabutėse, diskutuodami su tais visais žmonėm arba jiem atrašydami, jūs tiesiog esat įveliami į tą botų, visą infrastruktūrą. Nes kai botai su botais tarpusavį ginčiasi ir dar realų žmonės įklimsta į tą, jie kaip ir pasiekia to, ko reikia. To posto ryšas auga ženkliai, nes tada ir jūsų draugams mes tą postą, kuriame jūs komentarą parašėt, pavyzdžiui, ar su kažkuo susiginčiot, to posto, prioritetas kyla, tą postą išmes Facebookas kitiems žmonėm. Leiskit, kad botai ginčytų su botais. Jeigu norit tikrai kažką parašyti, rašo tam žmogui ir kviečia diskusiją pokalbį. Susiskambinkit, jeigu jūs norit tikrai šnekėti su juo. O jeigu nenori, tik iš vis ten rašyti, nes ten yra botynas, visą laiką buvo. Burner accountą naudoti reikėtų, bet jo, vis tiek tu promotini tą postą, realiai, aišku, to neišvengsi visiškai, bet rašydamas komentarus ir panašiai, tu vis tiek keli tą postą į viršų. Tai čia, aš sakau, aš nežinau, Facebookas yra vėžys ir ten, ir dabar ypač, žinant, kad ten kas antras, bet ar kas ketvirtas gali būti tiesiog Žemaitaičio botas, o dabar jie tas diskusijas imituoja netgi labai, jie dabar kviečia ir provokuoja, ir tą visą laiką, aišku, darė, specialiai, kad jums sukeltų kažkokią emociją, kad išprovokuotų jūs, kad atrašytumėt. Nes toks ir buvo tikslas, sukelti emociją vienaip ar kitaip, ir tada tu iš tos emocijos parašai, o tas tiesiog promautina postą kitiems žmonėm, kurie jau arba patikės, arba, nesupras, kas vyksta ir jie susidarinės nuomonę, kad čia iš tikrųjų yra diskusija, pavyzdžiui, galbūt tokių klausimų, kurio realiai gal Lietuvoje net nebūtų diskusijos, bet tos dirbtiniai temų iškelimai kaip validi diskusija yra Rusijos propagandos vienas pagrindinių tikslų, jie tą darė ir Amerikoje. Ir tam yra net įrodymai ten su kaltinimais viešais ir viską, tai iš institucijų, kur išsinuomoja patalpą, ar AI pagalba ar panašiai, suranda kažkokią temą, kuri visuomenę gali įaudrinti ir jie tada audrinės visuomenę fiktyviai.
remdama abi pusės, rašydama postus ir į vieną ir į kitą pusę ir tada imituodama tą diskusiją ir realiai gali atrodyti, kad čia žmonės tikrai nesutarė, turbūt kažkoks svarbus klausimas yra, bet iš tikrųjų tai nėra, tai yra fiktyviai sukurta netgi bendras vaizdas, kad iš viso yra čia apie ką šnekėti, žodžiu, dabar aš nesakau, kad jokiam temam niekad nėra apie ką šnekėti, bet esmė, kad ne Facebook'e tas vyksta. Facebook'as nėra realybė ir mes matom, tai visiškai nėra realybė, tai yra botynas. Jo, todėl ir kviečiu visą laiką balsu šnekėti, tik balsu, kitur nėra jokio net